Sveiki, draugai. Mano vardas yra Viktoras ir labai dabar norėčiau su jumis pasikalbėti tokią įdomią, paprastą temą. Nuo ko čia pradėti? Tikriausiai Amerikos neatrasiu, sakydamas tokią tezę, kad kas mes esame Lietuvos internautai, kompiuteristai. Didžioji dauguma greičiausiai yra eiliniai žmonės, kurie prie kompiuterio prisėdo, tiesiog vieni dėl kažkokių tai objektyvių priežasčių, kiti dėl subjektyvių. Kaip pavyzdžiai, jaunimas išvažiuoja į užsienius, nuperka seniems tėvams ten kokį kompiuterį, įdiegia Skype'ą, būtent tam tikslui, kad turėtų su namiškiais nemokamą ryšį, kad galėtų pasikalbėti vakarais, kad galėtų, daleiskim, per Skype'ą matyti vienas kitą. Ir praktiškai tokie pusamžiai žmonės, gavę kompiuterį, neturi absoliutiškai jokių žinių. Parodė, daleiskim, kaip tą kompiuterį įjungti ir išjungti, parodė, kaip Skype'ą įjungti ir išjungti, parodė dar galų gale kokią naršyklę, kaip paleisti, Google atsidaryti ir kokią nors ten pasiieškoti informaciją. Viskas. Ir didžioji dauguma iš tikrųjų tuom žinios ir pasibaigė. Taip yra nutikę, kad aš, pavyzdžiui, jau 25 metai draugauju su kompiuterija. Taip jau nutiko, kad man reikėjo, mano visi bendri hobiai, mano užsiėmimai, radiotechnika ir taip toliau, ten elektronika, buvo labai artimi dalykai ir kai kompiuterija atsirado. Todėl tuo metu, kada mano bendramžiai žaidė kortom kompiuteriniam, kada gainiojo Tetrį, kada kiti ten kokius dar strateginius žaidimukus bandė šaudyklės pašaudinėti. Aš tuo metu kibau po biškį į programavimą. Nemeluosiu, biškį ir hakerinės visokias ten nesąmonės pavarčiau, ir svetainių kūrybą, ir taip toliau ir taip toliau. Trumpiau pasakius, per 25 metus esu sukaupęs šiek tiek žinių, kurios yra mažumėlę didesnės už tą eilinį vartotoją. Ir todėl aš manau, kad tai man suteikia teisę tiesiog už save mažiau žinantį šito pamokinti. Per tą laikotarpį, aišku, esu susipažinęs su kompiuterio visą tą sandarą, su tomis programomis. Labai mėgau savo metu testuoti programas, juos su tūkstančius išbandęs visokių. Ir vėliau paskui, kada atsirado tokias prezentacijų įrašymo programos, o dabar kaip šitą aš įrašinėju, tai praktiškai atsirado ir galimybė tą savo žinių kraitelę pasidalinti ir su jumis. Ir kažkaip ne taip paprastai ten pasidalinti, bet realiai parodyti, viską jūs matote, jūs viską girdite. Čia praktiškai gaunasi toksai labai interaktyvus, geras mokinimo būdas. Ir suprantat, taip, o būtent ta pusamžė auditorija, jinai labiausiai šiuo metu yra nuskriausta. Informacijos internete nepasakyčiau, kad taip labai prūdais daug yra. Jos yra, aišku, yra, bet jinai yra išbarstyta, išmėtyta, skirtingų autorių jinai ten yra patalpinta įvairiose resursuose, bet tam vargšui pradedančiajam, jam be galo yra sudėtinga tą viską surasti ir bandyti mokintis ir įsisavinti. O pagaliau, žmogus net nežino, kuom užsiimti galim su tuo kompiuteriu. Ką gali kompiuteris išskyrus ten kokiam nors socialiniam tinklapyje pasėdėjimą, ten pabendravimą, pasirašinėjimą,
arba tiesiog, Skype'u pašnekėti, viskas, tom žinias ir baigėsi. Tačiau, suprantat, yra begalės labai įdomių užsiėmimų, kuriuos galima išmokti ir ne tik, kad galima, bet ir išmoksta. Pavyzdžiui, aš įrašinėju dabar tokias video pamokas ir grafikas, darbai, ten video klipų kūryba iš paveikslėlių nuotraukų, tų pačių paveikslėlių nuotraukų redagavimas, pagražinimas ir taip toliau. Man visada ta grafika patikdavo, nors aš nesu profesionalus dizaineris kažkoks niekas, aš esu lygiai toks pat vartotojas kaip ir jūs, tik tai turintis didelį kompiuterijos stažą ir turintis tą suinteresuotumą tokį. Na ir to pasakoja, kaip sakant, šiai dienai esu tas, kas esu ir be jokios abejonės, šitokį dalyką, ko jūs nežinote, tikriausiai žinau aš. Ir be jokios abejonės su jumis aš viskom tom galiu pasidalinti. Tačiau, būtent kaip dabar tos dalybos turėtų realiai įvykti. Jūs pagalvokit, jeigu daleiskim, jūs man parašysite laišką, Viktorai, taip ir aš norėčiau tą ir tą išmokti, tu man parašyk, kaip aš turėčiau tą ir tą padaryti. Žinot, aš jums atsakysiu dabar šitaip. Valandą laiko jūs rašysite tokį laišką ir tikriausiai nemažiau aš rašysiu atsakymą. Ir atspėkit iš pirmo karto, kas iš šito viso dalyko įvyks. Žinot kas? Jūs sugaišite laiką be reikalo ir aš taip pat sugaišiu laiką be reikalo. Todėl, kad vienas dalykas, aš nelabai suprasiu, ką jūs norite sužinoti ir paklausyti, o antras dalykas, jūs nei velnio nesuprasite, ką aš jums atsakysiu. Todėl, kad paprasčiausiai dar pakol kas, kaip čia pasakyti, neatitinka lygmuo. Jums reikia tų pradmenų, suprantat, pradžios, tos pagalbos išmokti kažką tai. O tekstinį pagalbą, jeigu aš jums pradėsiu rašyti, jūs tikrai nesuprasit. Ir čia į pagalbą ateina šiuolaikinės priemonės. Pirmoji priemonė, norint pradėti mums tokį bendravimą ir norit jūs kažko tai perimti iš manęs, reikalingas yra įrankis, kurio pagalba mes galėtumėme realiai kalbėti, nerašyti, bet liežuvuku pamalti. Suprantat, per minutę liežuviu aš tiek primalsiu. Ir jūs tiek išklausysit, kad tą visą reikalą, kad surašyti, yra tuščias akių gadinimas ir laiko gaišimas. Todėl, draugai, pradėkime aiškintis ir pradėkime naudotis šiuolaikinėmis technologijomis. Dabar apie jūsų paranoją, apie jūsų baimės aš tiesiog net nebekalbu. Čia yra taip, yra du variantai. Arba tu nori kažką tai išmokti ir perimti iš kažko tai daugiau žinančio, arba tu bijai nuosavo šešėlio, ir tokiu atveju lysk po kaldra ir miegok galvą apsiklojęs. Tik tai toks atsakymas tokiems žmonėms gali būti. Taigi, pirmas įrankis yra Skype'as. Aš atidarysiu vieną Skype'ą ir aš jums parodysiu, kaip mane susirasti. Jeigu jau taip atsitiktų, kai jūs tiesiog nesugebėsite, dabar ką aš jums parodysiu padaryti, tada tiesiog, aš jau čia turiu ir pranešimų. Čia vienas yra iš Skype'ų mano, bet jis aplamai yra tik tais draugams ir artimiesiems, taip kad, aš šito Skype'o būtent pavyzdžiui jums parodysiu. Įsivaizduokit, jūs atsidarot savo Skype'ą ir štai čia yra toks ieškoti. Matot šitą eilutę, čia toks padidinimo stiklas. Spaudžiate tiesiog su kairiuoju pelės mygtuku ant šito žodelio ieškoti ir čia parašykite tokią frazę. Matot, čia antras Skype'as yra kompiuteris jums. Čia žiūrėkit ir rašome.
kompiuteris jums ir paspaudžiame skipę paiešką. Žiūrėkit. Na va, yra toksai. Kompiuteris jums, va, mano vardas Viktoras Kaveckas, gyvenu Šilutėje. Ir ką dabar reikia padaryti? Tiesiog, čia vat, paspausti ant šitos visos piktogramos, va, jinai pasikeitė, tokia pasidarė. Ir iš karto, vat, dešiniau, pridėti prie kontaktų. Paspaudžiate pridėti prie kontaktų ir štai čia yra toksai išsiunčiamas užklausimas dėl kontakto. Vat jūs įsivaizduokit, kad jūs ne šitas yra, ne drotas 753, mano, vat, yra vienas Skype'as, o kitas yra kompiuteris jums. Vat aš iš droto jums rodau, kaip aš jungsiuosi prie kompiuterio. Tarkim, jūs irgi, vat, Antanas 511, susiradot mane, įrašė kompiuteris jums ir išsiunčiate man užklausimą. Galite pasinaudoti standartiniu va šito pranešimu ir pasiūsti, arba čia galite tiesiog dar savo, tą ištrinti ir parašyti savo kokią nors tekstą, atsiprašau. Nu ir viskas. Ir paspaudžiate siųsti. Po to, kada čia jūs pasiūsite, įvyks paprastas dalykas. Kada aš atidarysiu savo Skype'ą, va, kompiuteris jums, aš rasiu jūsų pranešimą su užklausimu kontaktu. Ir kada aš jūsų kontaktą patvirtinsiu, tada vat, ir mes kartu tuo metu būsim prisijungę tinkle Skype'o, vat, mūsų piktogramos įgys va, tokį vat, žalią statusą, tokia žalia varnelė bus. Nu va. Ir viskas. Tai nuo šitos dienos mes turėsime tarpusavyje gerą, kokybišką, nemokamą ryšį. Nu va, dabar šitą aš uždarau. Aš nespaudžiau ten išsiųsti, nes aš pats savo nenoriu siųsti nieko, todėl čia aš pakol kas nutraukiu šitą visą reikalą. Ir atidarau kompiuteris jums. Dabar neatsimenu, jis iš karto startuos, ne, užprašė, nu tiek to nevesiu už dabar. Taip, bet šitą galimybę leidžia iš karto 2 Skype'us pajungti vienu metu. Supratote? Kada nors aš jums parodysiu tą gudrybę, kaip tai yra daroma. Tai va, draugai, Skype'as. Jeigu šitą operaciją surasti jums bus per sudėtinga, tuomet jūs atitinkamame resurse, kur jūs mane rasite, kur rasite vat, būtent šitą video, kurį aš jums patalpinsiu, ar ten kokie yra privatų susirašinėjimai ir kažkas, jūs man galite parašyti laiškelį ir parašyti savo Skype'ą. Tuomet aš jūs susirasiu ir pasiūsiu tą užklausimą. Kad mes galų gale vieną kartą sukontaktuotumėm ir Skype'o kontaktai, kad paliktų jau mums kaip ilgalaikis skaitosi ryšio toksai šaltinis. Tai va, draugai, ir jau naudojantis Skype'u yra reali galimybė suteikti kažkokią tai pagalbą. Jau mes galime pirmas dalykas kalbėti. Sekantis dalykas yra nuotolinio valdymo programa. Vat jinai jau yra sekantis etapas mūsų bendravime, jau tada pereina į kur kas aukštesnį pasitikėjimą ir ta programa yra TeamViewer. Tai yra nuotolinio valdymo programa, kurios pagalba galima realiai atlikti tokius veiksmus. Aš galiu prisijungti prie jūsų kompiuterio ir vat, 2 kompiuteriai yra per internetą sujungti į vieną bendrą tokį, sakyčiau, ryšio kanalą. Ir iš vieno į kitą kompiuterį galima siuntinėti duomenis. Tai ką reiškia? Aš galiu valdyti jūsų kompiuterį, jūs galite valdyti mano kompiuterį. Va. Ir kadangi, daleiskim, jūs esate mokinys, arba kitaip pavadinkim, žmogus reikalaujantis kažkokios pagalbos, o aš esu žmogus, galintis suteikti kažkokią pagalbą. Tai vat šitos programos dėka aš galiu prisijungti prie jūsų kompiuterio ir jūsų kompiuteryje jau pats, be jūsų įsikišimo, jūs tik tais būtumėte kaip stebėtojas. Per
Skype mes kalbamės, aš komentuoju kiekvieną savo veiksmą ir per TeamViewerį aš atlieku kažkokias tai manipulacijas, kažką tai ištrinu, kažką tai įdėgiu, kažką tai jums išvalau, na ir pagaliau, kaip sakant, paruošiame kompiuterį normaliam darbui arba tiesiog parodau tuos niuansus, tuos klausimus, kurie jums rūpi, būtent jūsų kompiuteryje realiai. Na, vat. Ir tuo pačiu skaitosi tarp abiejų kompiuterių, ką mes galime daryti. Ne vien tik tais valdymas yra, aš galiu perdavinėti failus, jums galiu atsiųsti programas iš savo kompiuterio, nesvarbu, programos, muzika, filmukai kažkokie tai, dokumentai bet kokie, knygos, žurnalai ir panašiai. Taip pat ir jūs man galite tą patį padaryti, nes susidaro toksai tiesioginis ryšio kanalas tarp dviejų kompiuterių ir kas svarbiausiai, nėra absoliutiškai jokio skirtumo, kur tie kompiuteriai randasi. Vienas gali būti Europos kontinente, kitas gali būti, daleiskim, Amerikoje. Ir be jokių problemų šitas susijungimas įvyksta ir realybėje viskas labai gražiai, puikiai veikia, yra 1000 kartų visas tas reikalas išbandytas. Tai va, draugai, o kada jūs jau įsidiegiate savo norų šitokią programą, būtent tą nuotolinio valdymo TeamViewerį, jūs gaunate tokį programos interfeisą. Ten vėliau aš jums parodysiu, kaip atsisiųsti iš oficialaus šaltinio šitą programą. Nesiųskite iš visokių tenais neaiškios kilmės tinklapių. Yra oficialus atstovas, kuris gamina šitą programą ir kuris ją platina. Todėl siūlau siųstis iš legalaus šaltinio, todėl iš karto įspėjimas yra, kad šitą programą, naudojant nesąžiningais tikslais, ją galima paversti atominę bombą prieš jūs pačius. Apie tai aš irgi dar pridėsiu pamokėlę, kas šitoje programoje gali būti blogo. Bet negąsdinu aš jūsų jokių būdų ir nėra prasmės, todėl kad žinantis žmogus ir teisingai žmogus pasielgęs, jis visada yra ginkluotas ir jums niekas negresia. Ir tuo labiau, kad ten pabaigoje aš jums irgi parodysiu, kaip save apsaugoti nuo tų tariamų, kaip sakant, ar netariamų kažkokių tai internetinių sukčių ir panašiai. Bet kadangi jūs šitą programą įsidiegsite iš oficialaus šaltinio, atsisiųsite ir įsidiegsite savo būtent jėgomis, todėl ta programa, jinai bus saugi. Bet apie tai bus vėliau parodyta. Tai va, draugai, na ir čia pabaiga yra slaiduko. Kitoj pamokėlėje aš jums parodysiu, kaip atsisiųsti, kaip įsidiegti ir visus likusius niuansus. O šiai dienai, ką daugiau galima pasakyti? Nieko daugiau, suprantat. Yra dabar 2 variantai. Jūs žinote, kas esu aš ir ką aš jums siūlau. Na, dėl pasiūlos. Pasiūla yra iš tikrųjų čia dvejopa. Nemeluosiu, kaip kas iš mano pusės yra ir kaip ir komercinė pasiūla. Daleiskim, ką aš galiu daryti nuotoliniu būdu su jūsų kompiuteriu. Aš galiu atlikti darbą. tą patį darbą, ką jūs nešate kompiuterį, kažkur tai vežate, jeigu jūs kaimo vietovėje gyvenate, jūsų ten aplinkui nėra kažkokių tai kompiuterinių meistrų, važiuojate į centrus miestų, viską vežat kompiuterį paremontuoti, ten išvalyti, patvarkyti. Labai didelę dalį tokių darbų aš atlieku distanciniu būdu. Aš galiu kompiuterį išvalyti, galiu įdiegti antivirusinės programas, galiu įdiegti darbinės kažkokias tai programas, kurios jums bus reikalingos. Na ir taip toliau. Tai vat, šitas darbas be jokios abejonės, jis yra komercinis, nes tai vienas dalykas atima nemažai laiko, atima ir iš manęs kažkokį tai resursą, kuris man irgi kainuoja, daleiskim, internetiniai resursai, kur aš kažkokią tai
programinę įrangą turiu pasidėti, laikyti viską. Suprantat, už ačiū tokie dalykai yra neduodami. Na va, bet galiu tik tais nuraminti, kad kainos yra pakankamai mažas ir čia nei vienas į bankrotą neišeis, jeigu net užsisakysite iš manęs ir kažkokią tai komercinę paslaugą. O gana didžioji dalis tokių paslaugų, jos yra absoliutiškai nemokamas. Už daug ką išmokinu žmonės nemokamai ir ten su kažkokiam programėlėm padirbėti, ir su ta pačia grafika, ir paveiksliukus paredaguoti, ir klipus kurti. Bazinius tokius dalykus aš duodu absoliutiškai nemokamai. Tai va, iš jūsų yra tik tai reikalingas vienas dalykas – atsiverti šitam reikalui. 2-3 vakarai ir aš jau gana daug išmokinu visokių įdomybių. O paskui išduosiu paslaptį. Jeigu jūs vieną kartą ateisite pas manęs į Skype'ą ir susidraugausite, jūs nuo manęs jau daugiau nebepabėgsit. Nes visi tie kontaktai, visi tie šimtai žmonių, kuriuos aš turiu, va čia kompiuteris jums, šitą savo draugų sąraše, jie jau yra ne vieną metą su manim ir kaip nekeista, nei vienas kažkodėl tai nepabėgo. Tai vat, jeigu jūs ateisite, nepabėgsit ir jūs. Patikėkit manim, aš jums būsiu labai labai naudingas. Tai va, draugai, tiek galėčiau dabar šitoj tokioj įvadiniai daly papasakoti, kas per programa, kas aš esu, kuom aš užsiimu. Ir belieka tik tais jums patiems pasirinkti, ar tokia paslauga jums yra reikalinga ar nereikalinga. Tiesa, dar vieną tokį kontaktinį dalyką aš jums galiu duoti. Tuoj aš atidarysiu internetinę naršyklę. Kur, čia tam atveju, jeigu šitą video jūs atrastumėt kažkur, tai gal draugas jums persiūs, gal draugė, ar šiaip, ar anaip, jokio skirtumo nėra. Iš kur jūs gausite šitą video pamoką, bet kokiu būdu jūs galite dar su manim susisiekti. Žiūrėkite, o čia viršuj, kaip yra adresų juosta, čia mėlyną padariau. Pas jūs bus kažkas, tada paimkit, pabraukit ją, kad jinai būtų pabrauktoje būsenai ir rašykite štai šitokį adresą. Info GALAXY infogalaxy.eu. Va, užtenka šitokį parašyti infogalaxy.eu ir ant klaviatūros paspausti Enter klavišą arba Mozilla Firefox, čia tokia rodiklytė, eiti į tą adresą, kuris laukelėje surinktas yra. Tai nesvarbu, ar čia paspausim, ar ant klaviatūros įvesties Enter klavišą paspaudžiam. Ir žiūrėkite, atsidaro mano puslapio startinis, mano čia ir tinklapis, internetinis resursas, ir čia yra startinis puslapis. Čia turiu keletą saitų, dabar yra kompiuteris jums, čia turiu keletą pamokėlių jau idėjas, aišku, nėra tiek laiko, kiek norėtus, kad tos tinklapius visus administruoti, kad čia vis dėti naują medžiagą, pagal galimybės, kiek įmanoma, vis po biškį kažką tai darau. Čia radiotechnikos mėgėjams yra, čia tiesiog reikia paspausti, užvedėjai ir paspaudė, žiūrėkit, kompiuteris jums. Čia yra toksai mano puslapis, čia jau yra saitas, būtent tinklapis. Ir čia yra visokių pamokėlių, viską, kad pereiti į daleiskim kitą, reikia nuorodą skaityti toliau, paspausti, ir ten rasite, pavyzdžiui, paspauskim skaityti toliau. Čia buvo, žiūrėkit, ta vieta, nuo tos vietos atsidarė kitas. O čia yra jau video pamokėlė. Spaudžiate ir žiūrite video, būtent apie šitą grafinį redaktorių. Čia pakol kas išjungiu. Radiotechnikos mėgėjams, jeigu, daleiskim, turite savo giminiai tokių žmonių, kurie domisi radiotechnika, vaikai pradedantieji yra viską. Čia aš turiu sukaupęs begalės žurnalų, knygų visokiausių, viską. Čia gali ateiti, atsisiųsti. Ir
ką aš norėjau svarbiausiai akcentuoti, čia mano YouTube'as kanalas yra, čia dar video pristatymas, kažkas tai dubliuojasi panašiai su tuo, ką aš dabar jums čia kalbu. Ir kontaktai. Kontaktų skiltis yra. Čia šitą dalyką svarbiausiai ir norėjau dabar čia parodyti. Spaudžiate ant kontaktų ir atsidaro štai kontaktų tinklapis. Čia ir informuoja jūs, kai jūs esate Infogalaktikos kontaktų puslapyje. Norite susisiekti, užpildykite žemiau esančius formos laukelius. Raudonom žvaigždutėm pažymėti laukeliai yra būtini užpildymui. Čia rašote jūsų vardą. Tarp kitko, šita informacija niekur kitur jinai nepatenka. Jinai patenka tik tai į mano būtent elektroninį paštą. Čia taip yra padaryta, tokios specialios formos, kurios palengvina jums įvedimą ir kurios dalinai kažkaip tai apsaugoja jūsų paštus nuo internetinių tų kirminų, robotų, skaitosi, kad jie nebūtų nuskanuoti. Čia vedate savo email, rašote teisingą emailį, todėl kad tuo pačiu emailiu aš jums duosiu atsakymą. Čia galite pasirinkti temą, išskleidus dangtuką, tiesiog noriu paklausti, noriu užsakyti nemokamą pamoką, kitą noriu užsakyti mokamą pamoką. Čia tiesiog, jeigu jūs būsite kompiuteris jums ir kada nors atrasite kažkokį tai produktą, kurį aš noriu parduoti, tiesiog video pamoką daleisim, kurią noriu parduoti. Ten bus irgi užsakymo forma ir jūs pateksite būtent į panašų tokią formelę, kurią užpildžius jūs galėsite su manim susisiekti ir kaip temą galėsite parašyti, kad noriu užsakyti mokamą pamoką, daleiskim. Užsakysite, čia įvesit kažką, tai savo gal telefono numerį, jeigu dar papildomai norėsit, kad aš jums perskambinčiau ir aptarti ten apmokėjimo sąlygas ar dar kažką tai. Na ir panašiai. Bet apie tai toli. Tai rašote jūsų emailį, čia temą tą galite palikti kitą, galite čia iš vis net nepildyti. Palikit, kas yra įrašyta, jokio skirtumo. O štai pranešimas, čia būtent yra ir parašyta, kad ištrinkite šitą laukelį tekstą ir įveskite savo. Ir čia jūs galite parašyti savo. Jums yra duota visam pranešimui 3000 raidžių, simbolių. Ir kada čia viską parašysite, paspausite šitą knopkutę, išsiųsti pranešimą su kairiuoju. Ir viskas. Ir jūsų šitas laiškelis išskrenda pas manęs į paštą ir kaip tik tais aš atsirandu prie kompiuterio, aš automatiškai perskaitau jūsų pranešimą ir jums atsakau. Tai dar vienas yra būdas, kaip greitai galima su manimi susisiekti. Tai čia ko gero yra, galima sakyti, ir greičiausias būdas, nes vis tiek pas mane dirba pranešimų gaviklis, kuris kas kelias minutės, daleiskim, tikrina paštą, kaip šitas, Thunderbird paštas, ir čia mano visi paštai yra, ir aš momentaliai gaunu pranešimą, kad man yra atėjęs naujas laiškas iš bet kurio pašto. Tai draugai, šitaip jūs su manim susisiekti galite labai staigiai ir kontaktas jisai yra jau nebeišvengiamas. Čia galiu išjungti. Tai infogalaxy.eu. Čia yra šakninis adresas mano viso internetinio resurso. Ir per čia jūs mane galite laisvai surasti. Šiuo metu 4 žmonės tinkle. Tarp kitko, čia nelabai seniai yra resursas padarytas, jis yra 15 metų prieš Liepos kažkur tai mėnesį, man atrodo. Atnaujintas yra ir šitą svetainę. Todėl dar pakol kas šitame resurse kompiuteris jums čia ne tiek daug yra informacijos. Bet aišku, su laiku, žinoma, jos atsiras kur kas daugeliau. Tai draugiukai. Naudokitės šitais resursais, naudokitės būtent pasiekimais ir išnaudokite ir pagaliau mano žinias. Ir pamatysite, ant kiek greičiau jūs viską įsisavinsite. Suprantat, pavyzdžiui, jums iškilo kažkoks klausimas su kažkokia tai programėlė ar kažką tai ypatingai su tomis, kur aš pamokas įrašinėju ir jau bandysiu jums kažką tai pamokinti ir jums kažkas nesiseka, norite paklausyti, tai šitos programos dėka aš jums tą parodyti galėsiu praktiškai per keletą minučių.
Jūs netimsite mano laiko, aš netimsiu jūsų laiko ir mes labai staigiai išspręsime problemą. Ir beje, kas jau esate su manim dirbę būtent per šitą programą, parašykit komentarus kitiems tiems abejojantiems, kad žmonės žinotų, jog tai nėra muilo burbulas, kad tai yra iš tikrųjų viskas realu ir kad tai tikrai veikia. Na ir gerai, draugučiai, viskas. Čia iš tuščia į kiaurą pilstyti galima būtų ištisas valandas, bet nematau prasmės. Ypatingai daug šnekėti, geriau yra imtis rimto darbo ir dabar sekančiame fragmente aš jau rodysiu, kaip atsisiųsti ir instaliuotis toliau šitą programėlę. Viskas, draugai. Ačiū už dėmesį ir susitiksim ten. Na štai, draugai, pakalbėjus apie TeamViewer programą, atėjo laikas dabar ją ir atsisiųsti. Siūsimės mes ją iš oficialaus gamintojo, iš namų svetainės, tam tikslui, kad neatsisiųsti kažkokią piratinę versiją, kurią jau liaudės meistrai buvo pačiupinėję ir galbūt įdiegė kažkokį tai jau mūsų kompiuteriams pavojingą skriptą. Taigi, tam tikslui mums reikia atsidaryti internetinę naršyklę, nesvarbu kokią jūs naudojate. Aš, pavyzdžiui, naudojuosi Mozilla Firefox'u kaip pagrindinė. Ir atsidarykite Google ir Google'ės paieškos langelyje įveskite štai tokią frazę. Atsisiųsti. Nu va, aš kadangi jau buvau ieškojęs, tai man pasiūlė TeamViewer. Jeigu jūs tokią pasiūlymą negausite, va čia sąrašėlis toksai neatsiras, tai tada čia toliau darote tarpą ir tiesiog darašote žodį TeamViewer. Va, kas šitai būtų? Atsisiųsti TeamViewer. Ir štai pirmoji nuoroda, jinai kaip tik mus veda į lietuvišką dalį, www.teamviewer.com ir LT, matote, download. Windows, atsisiuntimas Windows'ams. Paspaudžiame kairiuoju pelės mygtuku štai šitą nuorodėlę. Atsidaro namų puslapis ir kad mes esame oficialiame namų puslapyje, rodo štai šitas adresas http su S raidės saugus sujungimas ir www.teamviewer.com ir LT. O dar geriausias įrodymas yra štai šita spinutė. Tai liudija Trust Corporation, kas čia per velnias yra. Čia yra liudijimas, kad tikrai yra saitas saugus ir kad iš čia atsisiųsta produkcija atitinka gamintojo nustatytus visus reikalavimus. Taigi, šita programa, jinai yra keleriopa, jinai yra ir komercinė, bet jinai yra ir nemokama. O čia yra free download, skaitosi atsisiųsti nemokamai ir jūs nemokamai galėsite naudoti tą programą. Taigi, atkreipkite dabar dėmesį, kad jūs siunčiatės, dar pasitikslinkit būtent Windows'ams. Aš kaip ir anksčiau esu minėjęs, kad pats dirbu su Windows sistema ir mano visos pamokėlės, viskas eina tik tai Windows'ams. Jeigu jūs esate Mac, Linux, mobilių ten telefonų ar planšečių savininkai, vadinasi, atleiskit, šiuo atveju mūsų draugystė nelabai tatiks, aš galėsiu jums tik taip kokį patarimą duoti. O reali pagalba, būtent šitos programos pagalba, bus tik tai Windows'ų vartotojams. Nesvarbu, jūsų kompiuteris nešiojamas ar stacionarus, bet svarbiausiai, kad jisai veiktų bet kurioje Windows operacinėje sistemoje. Gali XP, gali būti 7 Windows'ai, 8 Windows'ai, 10 pagaliau ir taip toliau. Taigi va. Ir dabar pažiūrėkite. Čia žemėliau yra pilna TeamViewer versija Windows sistemai. Viskas viename, pilna versija, taip mes pilną versiją ir atsisiųsime. Ir štai čia yra nuorodėlė būtent tam atsisiuntimui. Matote, va čia parsisiuntimas, versija 11, 053, 254. Tai čia ko gero yra šiai dienai
pati naujausia versija. Spaudžiame štai šitą nuorodėlę, va matot, pavirsta į rankytę, kairiuoju pelės mygtuku užvedė va ant šito parsisiuntimas žodelio, kairiuoju paspaudžiau ir atsidaro atsisiuntimo langelis. Čia mes turime paspausti taip ir sutikti, kad mes siūsimės šitą failą. Paspaudžiame taip ir dėmesio. Babach. Vat čia ir nubėgo va ta rodiklytė, matot, ant Mozilla Firefox. Jeigu jūs Google Chrome naudojat, tai tas atsisiuntimas čia kairėje pusėje apačioj būna, skaitos tokia navigacija, rodo, kad čia atsisiuntimas įvyko. Spaudžiame kairiuoju pelės mygtuku tą rodiklytę ir štai čia mes galim pažiūrėti, va, atsisiuntimas. Dabar ant šito atsisiuntimo tiesiog va, bet kur. Paspaudžiame dešinį pelės mygtuką ir su kairiuoju iššokusioje lentelėje atverti aplanką. Ir mes patenkame tiesiai į tą direktoriją, kur atsisiuntė mūsų programa. Aš jau buvau vieną kartą ją siuntęs prieš įrašymą, na, tiesiog pabandymui. Todėl atsisiuntė dvi versijas. Viena tiesioginė, kita su indeksu V1, vienetukas prisidėjo. Na ir viskas, draugai. Šiaip visi atsisiuntimai pagal nutylėjimą vyksta į C diską downloads direktoriją arba atsisiuntimai, o ta papkutė direktorija, va jinai tokiu mėlynu rodikliuku yra dar pažymėta. Na ir viskas. Kitoje pamokėlėje mes įdiegsime šitą programą į mūsų kompiuterius. Taigi, ačiū už dėmesį ir susitiksime kitoje pamokėlėje. Iki. Taigi, bičiuliai, dabar, kada jau mes turime atsisiuntę programos instaliacinį failą, mums belieka jį įdiegti į savo kompiuterį. Na, šiuo atveju aš einu į mano kompiuterį, va, būtent direktoriją atsisiuntimai, paspaudžiu čia, ir štai yra mūsų atsiųstas instaliacinis failas. Norint įdiegti programą į mūsų kompiuterį, tiesiog ant šito instaliacinio failo kairiuoju pelės mygtuku padarome greitą dvigubą paspaudimą. Tuk, taip. Va, aš ką tik taip ir padariau. Šitame langelyje turime paspausti knopkutę Run. Paspaudžiame kairiuoju pelės mygtuku ir laukiame atsakymą. Taip, atsidaro kitas langas. Atkreipkime dėmesį dabar, ką mes čia turime padaryti prieš paspausdami Accept Finish, kad mes sutinkame su šitais nustatymais. Na kągis, Basic Installation taip ir bus. Čia palieka tas taškas. O štai čia mes turim uždėti tašką, kad mes ne kompanija, ne kažkas tokio, o mes norime naudoti šitą programą nemokamų režimų personaliam naudojimui, nekomercijai. Va čia tiesiog šitam apvaliam su kairiuoju pelės mygtuku pustelim vieną kartą ir užsideda taškiukas. O vat nuo šito momento mes paspaudžiame štai šitą knopkę Accept Finish. Su kairiuoju taip pat. Dabar patamsėjo ekranas. Jeigu pas jūs yra šita funkcija įjungta, čia yra tiesiog operacinės sistemos apsaugos funkcija. Kada yra bandomas įdiegti koks nors failas, sistema tiesiog mus įspėja, kad yra bandymas ir mes turim sutikti. Nes jeigu mes nesutiksim, tai tada programa bus užblokuota ir neleis jos įdiegti į mūsų sistemą. Taigi paspaudžiame teigiamą mygtuką, čia yra du, pas mane, kadangi angliškai, va šito lentelės jūs galite tiesiog ir nematyti, nes įrašymo programa, jinai šito nemato. Bet aš jums va žodžiu nupasakoju, yra per vidurį tokia lentelė, User Account Control, būtent vartotojo paskyros kontrolė, ir čia išmeta tą lentelę su dviem knopkutėm Yes, No. Nu, kadangi angliška sistema, jeigu pas jūs ten lietuviška būtų, tai tada taip, ne, sutikti, nesutikti. Taip, mes norim leisti būtent šiai programai padaryti kažkokius tai pakeitimus mūsų kompiuteryje. Spaudžiame teigiamą knopkutę su kairiuoju pelės mygtuku. Ir štai prasideda būtent jau instaliacija. Va, prabėga žalios juostelės, progresas. Laukiame minutėlę ir dabar žiūrėkite. Va.
Viskas dingo. Toliau, gerai, palaukit, dabar eilės tvarka šitą langą mes galim uždaryti. Čia pas mane suveikia Internet Security antivirusinė programa ir jinai tiesiog klausia, kaip man dabar su šita programa elgtis, leisti, neleisti, blokuoti, neblokuoti. Na, žinoma, leisti. Su kairiuoju pelės mygtuku aš paspaudžiu čia. Pas jūs šitos lentelės gali ir nebūti. Jūs galit naudoti kitokią antivirusinę programą ir jeigu jinai jums taip pat pareikštų kažkokias pretenzijas dėl šios programos įdiegimo ir išleidimo į internetą, todėl jūs turite sutikti ir paspausti kažką tai teigiamo. Būtent leisti. Aš spaudžiau šitai vietoj leisti. Na va, leidau. Dabar, kadangi išleidau aš ją, jinai bando jungtis prie savo serviso. O čia, matot, yra dabar dar raudonas taškiukas ir not ready. Skaitosi, dar neparuošta yra. Prašom patikrinti kompiuterio prisijungimus. Nu. Aha, dar kartelį man blokuoja razrišyti. Nu, o dabar. O dabar, kaip matėte, išleido antivirusinė programa, būtent Ugnesienė, šitą programą TeamViewerį išleido į internetą, nebeblokuoja ir štai statusas žalias, va, ready to connect secure connection. Tai pasiruošęs susijungimui ir ne bet kokiam, o saugiam susijungimui. Viskas, va, šitaip veikia programa. Na, galbūt ir tiesa, vat, ant darbastalio jums atsiranda tokia vat ikonėlė, čia yra nuorodėlė į programą. Ateityje, jeigu mes dabar šitą programą uždarysim, žiūrėkit, uždarau aš ją, ir šitą ikonėlę 2 kartus spraktelėsim, ir ta programa pas mus vėl atsidaro. Kaip nepaspaudžiau? Paspaudžiau liktai. Aha. Gal nedaspaudęs buvau. Na va, atsidaro mūsų programėlė. Dabar pažiūrėkite, supažindinsiu trumpai su jos interfeisu ir kokiu principu vyksta būtent šitas nuotolinis susijungimas. Prieš tai, kol susijungti, 2 asmenys susisiekia pirmoje eilėje Skype'u. Kodėl Skype'as? Todėl, kad tai yra, vienas dalykas nemokama, antras dalykas, ten galima kalbėti nuo ryto lygi vakaro ir būtent geresnės bendravimo priemonės kaip Skype'as realiai, ko gero, tokios kaip ir nėra. Taigi, dabar įsivaizduokim tokią situaciją. Jūs esate žmogus laukiantis pagalbos, aš esu žmogus, galintis tą pagalbą suteikti. Jūs per Skype'ą kreipiatės į mane ir sakote, tai yra taip ir taip, aš turiu tokią ir tokią problemą ir noriu pagalbos. Aš sakau, gerai, jūs turite tam tikslui paleisti programą TeamViewer. O jūs ir atliekate tą veiksmą 2 pelės paspaudimu kairiuoju mygtuku, paspaudžiat ir atsidaro štai šita jau visa lentelė, šita programa. Ir dabar aš jūsų, kada atsidaro, jūs man pasakote, taip, programa atsidarė. Aš jūsų prašau, padiktuokite Skype'u man būtent va šitą identifikacijos numerį. Va, jo ID, jūsų ID šitas bus. Šitas ID, tarp kitko, jisai prisiskiria kiekvienam kompiuteriui savas. Nėra, kad 2 kompiuteriams būtų skirtas tas pats ID. Aš tiksliai nesu išsiaiškinęs, ar tai yra pagal tinklo plokštę kažkaip, ar dar pagal kažkokią tai kompiuterio mazgą ar detalę, bet faktas, kad dublikatų tinkle tikrai nėra. Ir jūsų identifikacijos šitas numeris yra unikalus. Ir jisai galioja tik tai jūsų kompiuteriui. Jūs man nudiktuojate šitą numeriuką, o aš savo programoje, štai čia, į šitą langelį, matot, partnerio skaitosi identifikacijos tas kodas,
Aš jį čia spausdinu, jūs man diktuojat, o aš čia jį rašau. Nu, tai šiuo atveju vat, būtų kaip 618. Nu, aišku, aš prie savęs negalėsiu prisijungti, nes čia mano identifikatorių dabar rodo. Bet šiaip pat realiai aš galėčiau taip pat rašyti 618, 947, oi, 947, 273, 273. Na va, kada aš įvedu šituos 9 skaičius, aš paspaudžiu Connect to Partner. Vat būtent prisijungti prie partnerio. Nu, pabandysiu paspausti, bet nu jo, jūs turit įvedę ID savo kompiuterio. Na gerai, okei. Aišku, neleis, todėl kad reikalingas yra kitas. Bet tuo metu, kada skaitosi, aš suvedu jūsų identifikatorių ir paspaudžiu Connect, čia man išmeta tokią lentelę, kurioje prašo dar įvesti papildomai pasvordą. Pasvordas yra va štai čia, 8252. Ir atkreipkite dėmesį, jums atsiminti nieko nereikia, todėl kad kiekvieną kartą, kada jūs paleisite programą, identifikatorius bus visada tas pats, jūs tik tais jį nudiktuosite, o būtent šitas slaptažodis, jisai keisis kiekvieną kartą paleidus programą. Tai vat, jūs dabar man nudiktuojate šitą vat, dar trumpą skaičių 4 skaitmenų. Ir tada skaitosi, aš įvedu dar į savo tą papildomą lentelę, kur manęs prašo slaptažodžio. Ir įvyksta, vat čia jau ir įvyksta realus susijungimas. Nu, o kad jums parodyti, aš čia turiu vieną tokią eskizą, to aš jums parodysiu, žiūrėkit. Čia aš turėjau kažkada pasidaręs screenshotą, tą vadinamąją ekrano nuotrauką. Dirbau su viena kliente. Vat. Ir kaip aš matau, vat, čia buvo mano mėlyna, vat, šitas vat, mėlynas, čia yra mano kompiuterio ekranas, o šitas vat, violetinis yra klientės. O čia vat yra kaip tik dar mes Skype'u bendraujam, va, 2 lankeliai, mano Skype'ą ir jos, na, aišku, nuotraukytą aš čia užtryniau etikos sumetimais. Ir va, aš būtent savo ekrane matau dar vieną papildomą ekraną ir dabar, būtent vedžiodamas pelę čia ir spaudinėdamas ant šito vat, ekrano visas tas piktogramas, nuorodas ir taip toliau, aš distanciniu būdu valdau tą nutolusį kompiuterį. Ir dabar jau jokio skirtumo, ar jūs Amerikoje, ar jūs Australijoje, ar jūs man tiesiog už sienos gyvenate, suprantat? Svarbu, kad būtų internetinis susijungimas. Tai vat, būtent interneto pagalba šitų dviejų, šitos programos dėka 2 kompiuteriai susijungia į vieną bendrą tinklą. Ir galima daryti būtent tą jau nuotolinį valdymą. Ir programas galima dėkti, galima failus vat, iš mano kompiuterio į šitą kompiuterį, tam iš mėlyną į violetinį galima siųsti. Ir priešingai, iš violetinio galima atsisiųsti į mėlyną. Tai vat failų perdavimas. Ten, nesvarbu, ar programos kokios, ar ten muzikinį kokį failą nori perduoti, ar kažką, tai vat yra tiesiogiai galima šitos veiksmus atlikti. Ir kuo dabar šitas visas malonumas jau yra toksai pranašus ir geras. Vat įsivaizduokit. Aš prisijungiau porai minučių, o jums iškilo problema kažkokia, jūs kažko tai nemokat. Vat nežinot, vat pasileidot programą ir nemokat su jie toliau naudotis. Arba pamiršot kažką tai ir ką. Vat ir būk geras primink. Gerai, vat aš prisijungiau minutėlį laiką ir aš paspaudžiu, kažką tai atidarau. Dabar žinoma, čia yra tik tais paveikslėlis, aš negaliu nieko paspausti. Bet kada yra realus susijungimas, tai aš galiu būtent šiame ekrane valdyti lygiai taip pat, kaip sėdėdamas šalia to kompiuterio. Įsivaizduojate? Vat ant kiek technologijos yra pagerėjusios, ant kiek viskas paspartėja ir ant kiek viskas ištobulėja. Ir viskas. Aš atlieku darbą ir tiesiog realiai paimu ir atsijungiu. Atsijungiau nuo jūsų ir tvarkoju. Tai va, kelių minučių laikotarpyje jūs gavote kažkokią tai pagalbą ir tas užtruka labai trumpai ir
Nu, aišku, trumpai, jeigu mes ten spręsim kažkokią tai grandiozinę problemą, mokinsimės, ką nors, ten bus toksai privatus pasimokinimas, tai mes galim ir visą vakarą pažaisti. Čia juk ponų reikalas, kiek mes bendraujame. Tai o dabar dar kartelį, kad įrodyti, kad pasvordas va šitas kiekvieną kartą pasijungus keičiasi. Atsiminkit, 8252. Žiūrėkit, uždarau programą. Ir dabar dar kartą ją paleidžiu. Ir žiūrėkit. Identifikatorius visada lieka tas pats, bet pasvordas keičiasi. Tai slaptažodis jisai keisis kiekvienai sesijai. Sesija tai yra vienas prisijungimas prie svetimo kompiuterio. Ir, kaip matot, be savininko žinios prie šito kompiuterio prisijungti yra neįmanoma. Todėl, kad, gerai, šitą daleiskim aš išsisaugosiu identifikacijos kodą, ne? Užsirašysiu, kad čia Marytės, kitą užsirašysiu, kad ten Petrutės, bet niekada nežinosi šito kodą. Nes kiekvieną kartą, norint prisijungti prie svetimą kompiuterio, vienas dalykas reikia tą kodą žinoti, o antras dalykas, pas jūs taip pat turi būti tuo metu paleista šita programa. Jeigu šita programa yra pas jūs išjungta, vadinasi, prisijungimas iš viso yra neįmanomas. Taigi čia yra tokia informacija paranojikams, kurie labai stipriai bijo. O apsauga nuo šitų dalykų. Apie tai aš pasakoju kitoje pamokėlėje. Čia tuo atveju, jeigu jums kažkas įdėgė jau tą tokią, kaip sakiau, pačiupinėtą liaudės meistrų versiją, kur yra jau išankstiniai nustatymai padaryti, kad programa, daleiskim, automatiškai startuotų, kai jau jinai nebeprašytų šitų slaptažodžių ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tada piktavalis gali prisijungti prie jūsų kompiuterio jau jums nežinant. Ir valdyti, ir matyti, ką jūs ten darote ir panašiai. Bet tai šitas atvejis yra ne tas. Čia viskas yra sąžiningai, viskas yra tvarkingai ir tik tai jūs patys galite valdyti šitą situaciją. Skype'u susisiekiama, įjungiama programa, nudiktuojami prisijungimo kodai, identifikatorius ir slaptažodis ir įvyksta sesija. Sesija tęsiasi kiek reikia, kol mes užbaigiam darbą. Darbą mes baigiame, padarėme atsijungimą, sesija nutrūko ir sekančiai sesijai viskas iš naujo. Vėl identifikacijos kodas ir vėl naujas slaptažodis. Taigi, draugai, daugmaž aš jums parodžiau dabar, kaip vyksta šitas visas įdomus dalykas, kaip galima nuotoliniu būdu valdyti kompiuterius. Taigi, ačiū kūrėjams, kad pagamino tokią nuostabią programą ir daugeliui, pradedančiųjų kompiuteristų, tai čia yra tiesiog išsigelbėjimas. Taip, realiai, kur jūs, sakykime, gyvenate kokiam vienkiemyje, iš kur jūs galite gauti realią pagalbą? Kas jums ją suteiks? Jeigu artimiausias kaimynas ten už kokių 300 metrų, bėgsit pas kaimyno vaiką paklausti, ką man daryti, čia tokią lentelę išmetė. Tai draugai, tokie yra draugai kaip aš ir jeigu jums, kaip čia pasakyti, karūna nenukris nuo galvos ir jeigu nebūsite labai paranojiški, tai prašom kreiptis ir aš dirbu būtent šitą linkme, dirbu jums ir visada, kiek tas bus įmanoma, galėsiu padėti tokių paprastų problemų sprendime. Beje, ne tik paprastų. Šitos programos pagalba aš užsiimu ne vien tokiais labdaringais patarimais, bet aš ir, tiesiog dirbu. Aš nuotoliniu būdu remontuoju programiškai užsakovų kompiuterius. Valau nuo šiukšlių, nuo virusų, diegiu programas, kas nereikalinga išmetu, ir taip toliau. Bet tai čia jau yra kito pokalbio tema. Kągi, draugučiai, ačiū už dėmesį. Dabar aš manau, kad jau apie šitą programą daugmaž papasakojau, kas jinai per daiktas ir su kuo jinai yra valgoma. Viskas, iki sekančio malonaus.